Sveiki, mėly bičiuliai. Susitikimuose kelyje ne tik tai klausomės įžvalgų iš Dievo žodžio, iš asmeninės patirties, ne tik kalbame apie Dievą atskirai, bet ir bendraujame. Kalbamės drauge, ieškodami dar gilesnių įžvalgų, žiūrėdami, kaip tos skirtingos pozicijos ir požiūriai koreliuoja, taiso viena kitą, gludina, gilina ir panašiai. Žodžiu, pokalbis yra neatskiriama ir labai svarbi to renginio dalis. Jau kurį laiką aš siūlau tai vieno, tai kito pranešėjo žodžius jums savo laidose, o šį kartą jūs galėsite dalyvauti pokalbėje. Iš tiesų mes didesnę dalį to pokalbio visai neplanuotai skiriame vėl džiaugsmo temai, kalbame apie tikrą ir hedonistinį džiaugsmą, apie sūnaus palaidūno palyginimą ir kaip jis atspindi mus, atspindi gyvenimą ir Dievo santykį į mus. Ir taip pat apie išmintį, Ekleziasto knygą bei tuos klausimus, kuriuos mokytojas, judėjų mokytojas kėlė apie gyvenimą, jo prasmę. Ir, galiausiai vėl apie džiaugsmą, gyvenimo psalmyną, brūkšnelis džiaugsmyną. Žodžiu, manau, tikrai bus įdomu paklausyti ir tai tik pradžia. Antrą dalį galėsite išvysti po savaitės, ten įsijungia daugiau auditorijos ir kalbamės jiems rūpimais klausimais. Jeigu patiks, nepamirškite paspausti patiktuko, užsiprenumeruokite mano kanalą ir keliaukime drauge, stiprindami vienas kito tikėjimą. Labą vakarą, jau popietę, džiugu iš tikrųjų su visais susitikti. Praėjo 1 metai, daugelį pamenu iš veidų. Labai dėkui Giedriui už iniciatyvą suorganizuoti tėvo namuose vėl. Iš tikrųjų... Nebe tėvo namuose. Man išliko pirminiai pavadinimai atminty, bet aš manau, kad visų vardų galiu pasakyti, buvom labai nustebinti maloniai pirmos dalies ir antros dalies ir teologinių įžvalgų. Ir aš sakyčiau, kad juose mumise turbūt daugelį kažką pajudino viduje. Daktaras Mozė, kaip sakyt, su savo provokacija tikrai provokavo. Ir aš sakyčiau, kad atliko savo uždavinį, iššaukė naują požiūrį, susimastymą. Ir tai nuostabu. Nežinau, kaip mums teks čia, mano užduotis bus padėti jums užduoti klausimus, bet aišku, aš pasinaudosiu savo privilegiją ir pradžiai užduosiu aš. Aš pagalvojau, koks galėtų būti visus pranešimus apjungiantis epizodas, kad visi galėtų kažką apie tai pasakyti. Tai yra, kad tai būtų Evangelija, kad tai būtų provokacinis palyginimas, kad tame būtų būties švytėjimas vedantis į džiaugsmą ir tragedijos ir komedijos elementai. Ir man atrodo, kad toks dalykas yra. Tai yra sūnaus palaidūno arba palyginimo apie du sūnus palyginimas ir istorija. Ten tikrai yra visi tie elementai. Ten tikrai yra tragedija, kuomet sūnus išduoda tėvą. Ten yra komiški elementai, kuomet jisai valgo kiaulėms skirtą ėdalą, tai labai komiška situacija. Komiška situacija, kai jo vyresnysis sūnus stovi užpykęs už durų, kai namuose yra balius. Ten tikrai yra labai komiškos situacijos, kurios veda, kurios prasmingos šį kartą yra, netuščios.
Ir juose yra būties atsiverimas būčiai vyksta pačiam netikėtoj momentui, kada jisai susimasto, kaip yra jo tėvo namuose, susimasto jisai tai būtent bevalgydamas tą ėdalą. Netikėtų momentų jisai staiga atsigrėžia ir supranta, koks gyvenimas yra, kame yra, kas yra tikra, kas netikra. Ir jis nusprendžia, tada jis pasako savo, reikia grįžti. Ar ne, toks įdomus lūžis, paskui vėl jis jį gyvendina. Tai sūnaus palaidūno istorija, ar dviejų sūnų istorija, sakykime taip. Kaip jūs ją vėl pažiūrėtumėt, kai nėra Mozės, aišku, gal Giedriu tu jį pakeisi kažkiek ir savim užpildysi, kiek mes turime provokacijos netikėtumo tame, kaip klausytojams turėjo būti netikėta, jog tėvas buvo toks dosnus tam netikėliam sūnui ir galbūt per griežtas gerajam, ar ne, tai tikrai kažkoks provokacinis elementas. O paskui tragedijos ir komedijos elementai, aš manau tikrai žinoma istorija, vėlgi susidūrimas su tikrai būtim ir tikras džiaugsmas, ten linksminasi visi skirus vieną, reiškia. Tai norėčiau toks refleksijos išėlės. Galvoju, kaip čia, aš gal šnekėsiu be mikrofono, žinokit, nes jūs mane girdėsite, ne? Ar tik tai ne Laurai reikėtų pradėti? Ne, tikrai ne man. Motyvuokit tokį. Motyvuoti tai labai paprasta, nes Jėzus pasako 3 palyginimus. Ir tuose 3 palyginimuose vienas pagrindinių akcentų yra džiaugsmas. Nes radęs avį pražuvėlę, ganytojas susikviečia bičiulius ir sako, džiaukitės su manim. Ši avis buvo pražuvusi, bet atsirado. Moteris pametusi drachmą, lygiai taip pat šluoja namus ir atradusi, susikviečia drauges ir sako, džiaukitės su manim. Nes buvau pametusi tą drachmą, o dabar ją suradau. Ir tėvas, sulaukęs sūnaus pražuvėlio, sako, iškelkime puotą čia pat ir linksminkimės, džiaukimės ir linksminkimės. Visose 3 palyginimuose džiaugsmas. Ir kontekstas be abejo, kad ne visi džiaugiasi, nes pradžia yra, kad dalis murma. Ir murma būtent todėl, kad Jėzus priima nusidėjėlius, įvairius mokesčių rinkėjus. Ir jie iš pamaldaus žydo nelaukia tokio elgesio. Ten įdomu, kad tas skyrius prasideda būtent tai žodžiais, kad reiškia Jėzus priimdavo. Tai ne tik Jėzus apsilankydavo kituose namuose, ką mes net kartą skaitome, o šį kartą jis čia jo namuose iš tiesų. Vyksta, tai jis priimdavo, reiškia, tai yra pas Jėzų. Bet murma, tie religingi žmonės, ir čia aš jau pacituosiu, atsiprašau, Laura, aš pradėjau, kad ten reikėtų, bet džiaugsmas vis tiek liks jums. Tai reiškia, Josefas Ratzingeris apmastydamas tą vietą, jisai rašo, aš manau, kad jis, o gal aš dabar ir klystu, nežinokit, ne jis, nes tos 2 knygos man maišos, visgi tai bus Henrio Noueno knygoje, bet jis cituoja dar kažką tai iš teologų ir ten tik vieną aš pamenu tą sakinį, o gal tai paties Henrio Noueno, jis sako, aš pradėjau galvoti, kodėl tie šventi žmonės
dažnai yra tokie pikti, tokie pilni pykčio. Nu jau va tas šventumas truputį į kabutes imamas, bet iš tiesų ten mes turime pamaldžiausius judėjus, kurie murma. Ir tada va Jėzus kalba apie tą, matyt, džiaugsmą, kurį, apskritai žmonija yra praradusi, bet net ir religija, kuri remiasi įstatymu, nepajėgi sugrąžinti to džiaugsmo. Tai va čia aš daugiau tą kontekstą, kadangi Paulius išrinko tą palyginimą, bet tris kartus džiaukitės su manimi. Ir dar vieną dalyką, gal ir esate tai girdėję, ten labai netikėta frazė atsiranda, kad kai jisai sako, dėl vieno atsiverčiančio nusidėjėlio danguje kyla didesnis džiaugsmas nei dėl 99 teisių. O kai jis kartoja antrą kartą tai jisai staiga netikėtai sako, angelų akivaizdoj kyla džiaugsmas. Ir paprastai yra tėvo akivaizdoj. O čia šitoj vietoj yra angelų akivaizdoj. Ir tada verčiama dažniausiai, taip yra ir Kavaliausko, kad angelai džiaugiasi. Bet tai ne angelai džiaugiasi. Angelų akivaizdoj kyla džiaugsmas. Greičiausiai pats tėvas džiaugiasi. Greičiausiai, kaip tame palyginime, tai tas Jėzus, kuris šypsojosi, ar ne, filmas yra, tas tikėjimas džiaugsmingas, mums lietuviams labai, labai sunkiai įkandamas yra, nes mes visgi turim rūpintojėlį ir tą liūdinti Kristų. Ir mums daugiau suprantama kančia ir sielvartas. Oi, tai čia aš klausydamas jūsų, Laura, labai daug irgi dar kažkaip tai per save perleidau daug visko, bet, tas džiaugsmo genas, ar ne, aš dar pridurčiau džiaugsmo derlius, džiaugsmo vaisius. Apaštalo Pauliaus žodžiai yra, kad šventosios dvasios, dabar naujam vertime, aš išverčiau derlius, nes kropos gali būti ir vaisius, bet kadangi ten pradedama meilė pirmoji, o antras džiaugsmas ir toliau, tai ištisas derlius nuimtas. Reiškia, bet tai dvasingumo žymė, charakterio, reiškia jau to, kuris subrandino vaisių, džiaugsmas. Ir kaip mes jo stokojam, būnam tokie rimti, šventi. Beveik negyvi. Bet čia pat noriu pasakyti, kad Regimanto ta, tokia replika, kad tas pavirši, toksai, ir jūsų, Laura, kad tas, nedebilo šypsena, ar ne tas, juokelių tokių pigių kažkoks sukeltas džiaugsmas, kad tai čia ne apie tai, bet matomai tol, kol mes esame liūdni, mes dar Kristaus nesame supratę, mes dar nesame pilnai atpirkti, pakylėti iki dangaus. Tai pratęskit, prašau. Pratęskit, prašau. Džiaugsmas. Džiaugsmas gali būti hedonistinis, savo malonumai. Tai išriskuokai tada šaipais ir
man atrodo, tai yra aklos sąmonės. Užsimerkęs viską taip, suvartoji, vartotojiškas, mėgavais. O tikras džiaugsmas būtų, kur tu atsimerkęs esi plačiai ir matai kitą ir dėl jo džiaugiesi. O dėl šito siužeto, sūnaus paklydėlio, to sugrįžimas, aš jį daugiau vizualiai kaip dailės kūrinį matau, nes man šitą istoriją ateina pirmiausia per Rembrandtą, Harmenzoną, Van Reiną, o šitas jo paveikslas. Jame yra toks susitaikymas, toks džiaugsmas su liūdesiu, jis kažkaip sugebėjo ypač tėvo akyse tą parodyti tokį ir skausmą dėl sūnaus išgyvento kančių, nes sūnus tik pakaušis matosi toks kažkoks nuplikęs ir jo džiaugsmas ir tik tais jo rankos ir taip jo tas apkabinimas visas toks, kad sugrįžo. Ta tamsi figūra dešinėje jos kaip ir nesimato nuo to sūnaus. Bet šitas paveikslas... Kuris gyveno namuose. Taip, kuris gyveno namuose. Tas paveikslas yra nepaprastai stiprus ir jis yra vienas iš tokių Europos meno kūrinių žymiausių. Ir kuris, man atrodo, šita tema tėvo širdis. Galima ir apie motiną širdį, žinoma, taip, bet čia tėvo širdis, kad jį viską atleidžia. Aš ir gyvenime esu matęs tokių, vienas poetas, aš galvoju, taip jau nusivaręs, kaip jį galima pakęsti, taip tėvas įsižinė, o tėvas vis tiek jam atleisdavo. Ir aš taip pagal į tėvo vietoje save įsivaizdavau, ar tu neatleisim savo vaikui, kad ir tiek jis pridaręs. Tai va, Rembrandto tas paveikslas, jis yra, sunkiai nuotaika yra pasakoma. Nėra ten džiaugsmas. Ten yra kažkokia žmogiška laimė, žmogiškas nušvitimas. O šiaip šalia šito man vėl nuostaba kelia krikščionybė kaip religija, kad joje operuojama tik socialiniam kategorijam, tik šeimos santykis. Tėvas, sūnus, motina, va. Jokios kitos religijos šito nėra tokios. Žodžiu, per tas kategorijas ir mes esame įkeliami į kažkokio sakralumo lygmenį, į šventumo lygmenį. Mes tame tarsi dalyvaujame kaip kokiose mišiose, nes visi esame socialinės tam tikros kategorijos. Tėvas, sūnus, motina. Stipriausiai maldoj tai yra. Šitą maldą šiaip, man atrodo, šventumo formulė pati tobuliausia, Tėve mūsų. Nes kiek aš ją analizuoju, kiek apie ją galvoju, aš nieko panašaus niekur nerandu. Kitur yra tada maždaug kaip stabų garbinimas. Ir religijos yra kaip magiškas santykis su galios laukais, galios figūromis, kurios niekada tau nebus nei tėvas, nei sūnus, nei dar kažkas. Ten jie kažkur savo rojuose kažkokius santykius turi, bet ne žmogaus. O žmogus yra kolektyvinė masė jiems. O krikščionybė, mane tas stulbino ir kad mažai apie tai kalbama, kad tai yra socialinė kategorija. Ir šeima. Ir mes tom savokom, būdami juose, dalyvaudami, pakylam. Va, ir tik tokiuose šeimos santykius įmanomas, o toks tėvo toks judesys. Ir aš sakau, aš matau paveikslą šičia, nes šiaip aš daugiau iš dailės esu atėjęs. Meno kūriniai yra daug apie gyvenimą papasakoja. Tai va. Man atrodo, kad šitas palyginimas toks yra populiarus ir mėgiamas mūsų žmonių dėl to, kad jis yra labai labai žmogiškas. Čia yra nusileidžiama visiškai į žmogaus gyvenimą. Mes visi esam tėvai ir motinos ir mes puikiai žinom, kaip būna, kai turim vaiką, kuris, iš kurio daug nesitikim. Ir mokosi blogai, ir elgesys, ar dar nedaug dievė kokie ten atsilikimai ir taip toliau. Ir kai tas vaikas užaugęs tampa žmogum, kai jis pasiekia kažką, kai jisai, tu matai, kad jisai
man tai buvo su pirmagimiu. Mano pirmagimis neatsilikęs, viskas su juo gerai, labai protingas, bet buvo problemų ir elgesio, ir psichologinių. Ir aš tikrai tą vaiką viduje buvau kažkaip nurašius. Aš galvojau, Dieve, kad jis tiesiog kaip nors išgyventų. Ir jis pabaigęs 12 pražydo žmogus. Išėjo iš namų, kad būtų savarankiškas, susirado darbą, pradėjo mokytis šiandien, pradėjo mokytis ten, nuėjau į save, bet suprantat, tas džiaugsmas tėvo, jis yra toks mums visiems atpažįstamas. Mes žinom apie ką. Ir jis yra spontaniškas. Ir neaišku, ar tai yra vaisius. Ir jeigu vaisius, ta prasme, ar tai yra jo kantrybės vaisius, tai yra jo meilės vaisius, jo vilties vaisius, bet iš to, kaip jis stipriai apsidžiaugia, kad jis tiesiog vos ne, tuoj pat reikia švęsti, pjauti tos ėriukus, visiškai euforija. Tai rodo, kad jisai buvo tą vaiką tikrai nurašęs, kaip aš savo sūnų. Tik dar labiau. Jis turbūt galvoja, kad tas vaikas tikrai yra miręs, arba visiškai jau ten kažkur, ta prasme, kad aš jau tikrai, ir giesmė yra ta. Jis buvo miręs. Savo tėvui jis buvo miręs, tas vaikas. Jis tą ir pasako. Taip, tu buvai miręs. Ta prasme, tai yra mirties ir prisikėlimo momentas tam tėvui ir tam sūnui. Ir tas džiaugsmas jis yra absoliučiai žmogiškas, spontaniškas, suprantamas, jis dėl to mums yra toks atpažįstamas ir toks brangus. Bet palyginimas tai yra apie Dievą ir žmogų, kaip Dievas džiaugiasi dėl mūsų. Ir tai mums tada darosi suprantama ir įmanoma patikėti, kad Dievas irgi džiaugiasi. Ar angelai, ar Dievas, koks skirtumas? Džiaugiasi kūrėjas, džiaugiasi tas, kuris paleido mane iš savo rankos. Jis džiaugiasi, kad aš sugrįžtu. Tai vat tame yra stiprybė. Nežinau, labai padrikai šneku, bet supratot mane. O daugiau neturiu ką sakyti. Skirtumas tarp angelų ir Dievo džiaugsmo tas, kad mes dar kažkaip įsivaizduojam angelus begėdančius ir besidžiaugiančius. O Dievą besidžiaugiantį yra sunkiau įsivaizduoti. Taip. Dar vieną turiu klausimą uždavinį, šiek tiek Ekleziasto temos, nes vis tiek jūs palėtė tokius filosofinius klausimus. Ekleziasto knyga, ar ne, vis tiek bendrai, nors nesvarbu, kad gal detalį, gal ir nežinot, idėja ten yra aiškia, ar ne, kartais jis atsirėmė į tą, kad viskas yra tuštybė, arba gali būti verčiama, viskas yra absurdas, kažkuria prasme tragedija, taip jeigu susijęs su šios dienos seminarais. Kita vertus, ten išgirstam 6 kartus tokį džiaugsmingą viltį, kad gyvenimas yra dovana. Ir filosofas Jaspersas Karolas, kalbėdamas apie žmogaus atsiverimą būčiai, jis kalba apie ribinės situacijas. Taip? Jos tikrai turi būti ribinės, labai kraštutinės ir kažkuria prasme nėra malonios, tačiau kita vertus jos gali atverti mus tikrajai būčiai ir jo švytėjimui ir džiaugsmui. Nors atrodo yra priežastis kaip tik nusiminti dėl to, kad jos yra ribinės. Tačiau per tą ribiškumą atsiveri tikroviai, kuri yra priežastis džiaugtis. Ar ne? Bet tas lyg ir paradoksas, apie kurį, man atrodo, jūs ir kalbėjote. Taip. Ir tai, kad tai gali būti net ir labai kasdienybė, nereikalinga išskirtinė kasdienybės partis, tai gali būti žmogiška kasdienybė, tiesa, kita vertus joje gali būti tragiška situacija, bet per ją atsiverimas kažkokie gilesniai tikroviai, kuri mane paruošia vėl tam egzistenciniam džiaugsmui. Kažkaip taip, nežinau, ar tai galima būtų susijęti tas ribinės patirtis, Jasperso arba Ekleziasto paieškas ir tą nerimastingumą, nepastovumą ir kitą vertus išgyvenimą toje audroje vėlgi džiaugsmo tokį pliūpsnį, kad viskas iš Dievo rankos juk yra. Mes nuo jo priklausom, nors nieko nevaldom. Kaip suderinti kasdienybėje esantį iššūkį ir tuo pačiu per jį ateinantį atsiverimą būčiai? Čia man klausimas? Pirmiausia. Aš manau, kad tai yra nesuderinama ir nereikia nieko derinti. Tiesiog labai asmeniškai, ta prasme,
Tiesiog būk kaip būnasi, supranti, yra audra ir yra baisu. Ir aš rėkiu. Ir tai yra gyvenimas. Jeigu man skauda, aš raitausi iš skausmo. Ir tai yra gyvenimas. Ir aš tiesiog, supranti, tikiu, kad nes tuo metu, kai yra audra, tu nieko kito ir negali. Kai yra kančia, tu kenti, nes tu nieko kito negali. Ir tada nepadeda jokios filosofijos, jokie džiaugsmo praktikavimai. Bet tai ir yra nuolankumas ir tam tikra tiesiog būti, nes šitoje žemėje Dievas mums davė akimirką ir viskas praeina, ir viskas praeina. Ir po kančios ateina akimirka, kai aš galiu kvestionuoti, kas atsitiko, kai aš galiu vėl kažką daugiau negu tik kentėti, ar ne? Kai, ir viskas, ir nieko čia neprimastysi. Aš tiesiog sakau, kaip gyvenu. Ir, Norisi paaiškinti tą dalyką, gal taip sakykime. Aš nemoku paaiškinti, tegu paaiškina protingesni už mane. Ir ta prasme, žinai, tas kančios baimė, mes visi bijom kančios, mes be proto bijom kančios, nes kančia yra blogis. Kančia tikrai yra blogis. Bet kitas blogis užgriūna mus, kaip Kristų užgriuvo ant kryžiaus, ne? Jis tiesiog buvo tame. Jis tiesiog tame buvo. Jis tiesiog kentėjo. Ir galbūt jam padėjo mintis, kad jis tai daro dėl mūsų, o galbūt jis net neturėjo jėgų tokiai minčiai. Bet kokie yra vaisiai. Ekleziastas arba Koheletas yra ne šitą knygą tokį. Vanitum vanitas, et omni vanitatum est. Man patikdavo šitas posakis. Jis, nežinau, kodėl patikdavo, aš dabar į save atsigręžiu. Jis leidžia susitaikyti galbūt su savim, kad tu negali gyvenime visko įveikti, kad viskas būtų kaip tu nori, nes tu nesi visagalis ir tave gali, jeigu neadekvatus esi, gali tave žeisti ir sukelti nemalonumą, bet kai tu su to, sakai, tai tuštybė ir tada dėl to nėra ko jaudintis. Galbūt man dėl to taip patikdavo sakyti. Kita vertus, man atrodo, kad šie ekleziasto žodžiai yra labai kažkokia archaiška išmintis ir ji kažko rezonuoja su kita pasaulinė tokia išmintim, tose bangose, kai ėjo Dao, sakykime, ten apie visus reiškinius panašiai kalbėjo, būk ramus ir viskas įvyks savaime. Man atrodo, kad ekleziastas tarsi gydo, ramina žmogaus sąmonę, laisvina jį nuo šito ambicijų, nuo pretenzijų, nes žmogaus savimonė yra labai pretenzinga, yra sprendžianti, yra vertinanti, yra nepatenkinta ir yra linkusi sureikšminti vienus dalykus, sumenkinti kitus, o štai ekleziastas, o toks išmintis, tarsi viską išlygina. Iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg nuvertina viską, kad niekas nesvarbu, viskas ateina, viskas praeina, bet kita vertus jis leidžia tau būti ramiam ir susivokti, nesukti galvos dėl pasaulio tuštybė, nes tai, kas vyksta aplinkui ir jeigu mes per daug prie to prisirišame ir norim, kad būtų taip, o ne kitaip, mes pakliūvame į šio pasaulio spąstus. O jis, čia kažkas esame tokio rytietiško truputį ekleziasto šitą išmintį, nes tai susisiekiantys indai, tarp kitko, iki Naujojo testamento buvo ta senoji archainė išmintis ir moko susitaikyti, moko nurimti, man atrodo. Nežinau, aš jau mokyklą baigdamas buvau užsirašęs tą frazę latiniškai išmokęs ir labai smagiai man veikia, jis funkcionavo. Vanitum vanitas, et omni vanitatum est. Žodžiu, čia gerai, kietas buvau, kitai giliai. Tai buvo mano kelias į šventą raštą. Taip, ne vienam ekleziastas buvo.
Ir šalia Nyčės citatų ištisai. Nu, Jaspersai ten vėliau prasidėjo. Aš galvoju, kad iš tiesų, kas jau buvo paminėta, Ekleziastas nuo tų didybės siekių, kurie pasirodo dažnai tušti, kai jie yra pasiekti, žvilgsnį kreipia į kasdienį džiaugsmą, apie kurį Laura kalbėjo. Išmokti džiaugtis mažais dalykais, pražydusią gėlę. Mane žmona išmokė džiaugtis, nes mes nemažai tų gėlių turim ir taip įdomu, kokia šita bus, kaip pražys jį. O kai jį pražysta, toks viduj gėris, džiaugsmo trupinėlis, o dar labiau kai bitė įlenda į žiedą. Ir iš tiesų tas visai nebereikia kažkokių didelių darbų nuveikti. Tai aš manau, kad Ekleziastas stengiasi štai tai perteikti. Bet taip pat drauge mąstau, žinokit, dar ir apie tą džiaugsmą kaip vaisių. Kad matyt, jis iš tiesų bręsta. Jis bręsta ir kol mes jo neturim, mes vaidinam džiaugsmą. Ir net bažnyčioje, čia galbūt tai liečia labiau evangeliškas bažnyčias, nors jau aš matau tai ir katalikiškose, pavyzdžiui, vienuolės šoka, ar ne, reiškia ir ten arba pranciškonas, jis atvažiavęs vesti seminaro, jisai praktiškai praveda šokius, reiškia visi šoka ir kadangi aš pats dalyvavęs tik tai kitose konfesijose ir girdėjęs nemažai apie privalomą džiaugsmą, kad nesvarbu kaip tu jautiesi šiandien, tu imk džiaugtis, įsakyk savo ir džiaugtis, reiškia, ir bandai. Tu tą darai, kaip įsakymą ir tai tampa tam tikrų jungu, arba aš sakyčiau, džiaugsmo religija. Ten nėra vaisiaus, ten yra dirbtinis. Imkim pašokim, reiškia, o pašokom tai jau tikriausiai šventoji dvasia atėjo, bet tai čia dar to vaisiaus trūkumą galbūt tos pastangos liudija. Arba, sakykime, tas, kaip įstatymas vedė link Kristaus, taip tokia džiaugsmo religija veda gal link supratimo, kad yra tikras džiaugsmas, kurio aš dar neturiu. Ir aš realiai jo savyje netrandu, dar nesubrandinau. Ir va čia labai įdomi yra psalmių knyga, psalmynas. Mane žavi, Laura, jūsų tas pavadinimas, gal ir paklausiu, net iš tiesų kaip jisai atėjo, džiaugsmynas, nes, ne psalmynas, o džiaugsmynas, reiškia, be galo originalu ir gražu. Bet prieš tai tik taip pasakysiu, kad, dėstė man hebrajų toks profesorius psalmyną universitete ir jis visada skaito laisvai, reiškia atsiverčia, jis mums hebrajiškai tas psalmes paskaito ir po to jau kalba. Ir jo mintis yra tokia, kad psalmynas tai yra raudos vedančios į šlovinimo giesmes. Ir jo ta pagrindinė mintis ir yra nuo raudų link džiaugsmo, kad čia visa psalmyno trajektorija. O dabar tas klausimas, džiaugsmynas. Nežinau, aš tau labai gražiai paaiškinat, kodėl man taip įkrito tas žodis. O žinau, kad turiu nuvilti. Čia to mūsų paauglio, kur už tų durų dabar lindi telefone ir džiaugiasi, kad jau 2 valandą lindi ar 3, to jo džiaugsmas baigsis. Kai jam buvo 5 metai, jis pabudo su šituo. Aš skaičiau, jo. Pabudo ir dar neatsimerkęs, bet tai buvo kažkas. Nes jis šiaip toks džiaugsmelis buvo nuo pat gimimo iki 4 metų, o gal net iki paauglystės. Jis pasakė, džiaugsmynas.
Ir man tik ėjo tas žodis kaip kažkas, kaip tikro, jis atėjo. Tas žodis atėjo iš šitos tikrovės, apie kurią jūs šnekat, per vaiko lūpas. Tiesiog aš jį atpažinau. Tai buvo evangelizacija mano to ryto, suprantat? Ir aš tiesiog pasėmiau tą žodį ir aš supratau, kad vau. Ir dabar jūs paaiškinot, kad tai yra nuo raudų į išlovinimą. Kodėl man tas džiaugsmynas, taip jis man su psalmynu, tai yra džiaugsmynas psalmynas. Tik tai mūsų dienų psalmynas, mūsų gyvenimo dienų, mūsų kasdienybės psalmynas, kurį mes kuriam arba ne, kurį mes giedam arba ne. Suprantat, tai yra kiekvieno iš mūsų džiaugsmynas gyventi su Dievu. O dėl to vaisiaus, tai vis atsimenu tą savo magistrinę nevykusi, ten irgi rašau apie tai, kad vaisių šventosios dvasios džiaugsmas. Ir kas tą vaisių, kokios dvi dorybės padeda tą vaisių užsiauginti, tai mes visi tas dorybės žinom ir praktikuojam, arba jas tikrai dėrėtų praktikuoti, bet jos praktikuojasi savaime, kai gyveni su Dievu. Tai yra nuolankumas ir dėkingumas. Nes kai tu esi nuolankus, o nuolankus tai reiškia supranti, kad tu esi absoliučiai priklausomas nuo Dievo. Absoliučiai, taigi mes viską iš jo gaunam. Vien tai, kad mes šią akimirką sėdim šitoj salėj, reiškia, kad jis mus palaiko. Ta prasme, jeigu jis nepalaikytų mūsų gyvenimo, jeigu jis nepalaikytų šitos visatos, mes šią pat akimirką subirėtumėm į atomus. Suprantat? Tai yra visiška absoliuti priklausomybė nuo jo. Ir tada, kas aš esu? Iš čia kyla tas nuolankumas, ne? Ir dėkingumas kyla iš to paties. Blemba, mes vis dar gyvi. Žmogus šitiek yra rojaus burbule prikakojęs, aš labai atsiprašau, ir kakoja toliau. Mes darom viską, kad tą rojų sunaikintumėm, ir viešpats vis tiek mus palaiko. Ir visa žemė, ir visa žmonija, ir karai, tai jau vien nuo to prasideda dėkingumas, o tada jau tie asmeniniai dalykėliai kiekvieno iš mūsų, už ką mes šitą dabar galim būti dėkingi Dievui, Dieve, ir už tą, ir už tai, kad mūsų katytė gyvens, nes ten nieko baisaus, irgi pirma reakcija dėkingumas. Ir tada tu džiaugiesi, natūraliai tas džiaugsmas ateina kaip vaisius, ta prasme, man nereikia įsijungti džiaugsmo mygtuko, aš džiaugiuosi, blemba, nes kaip viskas yra gerai. Tikrai. Bet nuolankumą ir dėkingumą mums reikia įsijungti dažnai. Man reikia įsijungti dažnai, ypač kai pradedu murmėti. Arba nieko nenori. Arba viskas nusibodė. Ir tada galvoju, pala. Viskas? Kas tas viskas? Iš kur tas viskas? Ir vėl sugrįžti tą pradinį tašką. Nuolankumo ir dėkingumo. Tiesos kalba. Gal norėtumėt ko paklausti? Jau subrandinot klausimą, aš šiek tiek apšildžiau. Ką nors iš nuo savęs pasakyti. Yra vertingiausias žmonėm, kai bendrauti jų gyvenimą įdomiausia. Man įdomi vis tiek, kaip būna, jeigu liūdna, praktikuok šypseną. Bet tai nėra taip, kad ta išorinė forma, jinai vis tiek ir vidų veikia. Tai nėra, kad tik iš vidaus aš džiaugiuosi arba nesidžiaugiu. Bet visi tie pašokim, padarykim kažką, jie irgi yra į pliusą, džiaugsmą. Nes motina Teresė, jeigu skaitėt jos tos laiškus, iki 50 metų ar daugiau gyveno toj dvasios naktį, jis sakydavo, kuo man sunkiau, tuo aš labiau šypsausi. Kuo man sunkiau, tuo aš labiau šypsausi. Ir, nežinau, nuotraukose jos šypsena yra nuostabaus grožio. Bet man tai yra slėpinys, nes aš, pavyzdžiui, nemoku. Aš nemoku, kai man sunku, aš dar negaliu šypsotis. Čia kaip uniforma. Apsirengi kokią uniformą, sportinę vienaip jautiesi, kostiumą kitaip, pižamą vėl kitaip ir išorinė forma, o tau primeta tam tikrą būseną. Tai ir kad ir priverstinai, kai šypsaisi, kai įveiki tą savo sugrįžimą, aš dažnai būnu taip irgi apatiškas. Apie žalią arbatą, tada galvoju, ar ką.
Bet pasikeičia. Mintis man kilo, toj pamiršiu. Žiūrėkit, juk mūsų kūnas nėra kažkoks prielipas, kažkoks daiktas prie sielos. Ir jeigu aš jam sakau, jeigu aš noriu džiaugtis, tai yra valios dalykas. Dabar aš noriu džiaugtis. Arba renkuosi. Taip, aš renkuosi džiaugtis. Tai jau yra mano vidinis pasirinkimas. Ir tada aš įvedu savo kūną. Tiesiog, nes jis yra aš irgi. Suprantat? Nu. Ir kūnas man padeda džiaugtis, nes iš esmėsgi džiaugsmas jis ir išsireiškia per kūną. Nu. Kažkokį, jis išsireiškia per kūną, kaip šviesa šviečia per lempą. Žodžiu, nemoku susakyti, bet suprantat, ką noriu pasakyti. Tai va. Aš sakyčiau, gal visgi reikėtų vietos palikti ir tom, ką jau psichologai kalba, įtikino mus žmogaus tipams, skirtybėms žmonių. Nes vis tiek, reiškia, yra žmonių, kurie džiaugiasi ekstravertiškai, bet yra žmonių, kurie labai save nukreipti. Nereiškia, kad aš nemoku džiaugtis, jeigu tas džiaugsmas visai lūpose jo ir nėra. Kartais tas džiaugsmas gali būti viduje, jisai toks. Aš manau, čia reikėtų vietos, tokios erdvės tam, nes, ta pati džiaugsmo sąvoka, aišku, dažniausiai tai ir visos mūsų emocijos, bet galbūt į tą tokį, nežinau, buvę, vėl yra tam tikras kelias, aš čia neužtrumpinčiau, aš šitoj vietoj grinai esu pats patyręs, pavyzdžiui, kai aplinkui džiaugiasi, o man tik tai kuo daugiau džiaugiasi, tuo liūdniau darosi, reiškia. Žinoma, situacija labai žinai. Tai va, ir niekaip manęs nepriversi ir tada ta atskirtis iš karto atmetimas, arba kaip tas, reiškia, vienuolis tada sako, čia jau nuodėmė tau prie durų tikriausiai tyko, bet aš nemanyčiau, nebūtinai yra tie dar tokie, ir laikai, sakykime. Kitą dieną galbūt staiga tas džiaugsmas ateis ir tai būsiu aš. O šiandien leiskit man paliūdėti, gal man reikia išsiverkti. Ir tas, tos psalmės, reiškia, yra raudoms, yra raudų knyga, Jeremijo raudų knyga, miestas nusiaubtas, koks džiaugsmas, reikia išsiverkti, reikia išraudoti. Ir čia aš matau, kad negali būti formulių, tos formulės labai dažnai užtrumpina. Čia aš tik tai atsiliepiu Angelę, ne tai, kad, jeigu tai suveikia puiku, bet ne visada, o ypač su amžiumi, man tos jau kažkaip tai, sakykim, tie, šokiai charizminiai, reiškia, drauge, jie man, jeigu aš kažkur patenku, kur, mes atėjom į gimtadienį ir ten, reikia dabar jau šokti ir tu šoki ir jauti, taip maždaug meldies, kada šita kančia baigsis, reiškia. Tas jausmas ir aš nemanau, kad tai yra tai ir tikra. Bent man tai priešingai suveikia. Religiniai šokiai ir tiesiog baliukas? Ne, religiniai, su tokiais bibliniais motyvais.